Ar prisimenat mitingą prie Seimo? Jūs turėjote sakyti taip iš tikrųjų? Taip. Man tai buvo labiau panašu nei mitingą. Man tai priminė... Šiandien, Akešpiris tamsuriai. Virbai svojim karingą Akešpirį. Prieš pietus mums nepasisekė. Bet šiandien mes turim pirmą tamsurį virkį. Ir koks tavo šūkis? Pip-po-po! Labai gerai. Ir į priekį tamsurį. Dujos! Atgal! Akešpirį! Mes nugalėsim! Ble, bet taip, dabar gerai, taip nepavar, bet senai, kuriuo, tai Visas 5 kalbas? Tai aš noriu, pala, aš noriu filmuot. Gerai, tamsuriai. Pirma karba yra šiandien. Akeš tamsurių karba. Antra karba yra Pašaroka Žilinka. Trečia karba yra Nerijus Kesminas. Na kągi, šiandien, šiandien šitą. Blet, ne Nerijus Kesminas, čia tokia šitą apsvarybą. Na kągi, sveiki susirinkę į Lietuvos sporto ir futbolo stadioną, kur susitinka dvi nebėto lygio komandos, tai Gargždų Banga ir Prienų Nevėžis. Šiandien mums komandos padės stebėti Lietuvos sporto ir futbolo žurnalistas Nerijus Kesminas. Nerijus Kesminas neseniai tapęs vienu iš geriausių futbolo komentatorių, pralenkęs netgi kažką. Virgi. Taigi aš tamsuriu su Labai geru savo šūkiu Rim-po-po. Labai gerai. Ir koks yra ketvirtas svaro šūkis? Ai. Good. I'm very smart. Mano pimpelas yra labai didelis. Ir galiausiai šiandien užbaigsim savo kalbą su... Это я, Дмитрий Нагиев, и это передача «Окна». Thanks for watching. Subscribe on YouTube.com. Нагиев, и это передача «Окна». Привет всем!